Labą rytą. Šiandien be pusryčių, baidarė suruoštos, gedas jau lipa į baidarę. Turim šiandien 37 kilus ir norime po pietų nuplaukti į Strenčius. Tai kol kas oras pasaka turėjo šiandien 9 valandą lyt, dabar žiūriu jau 10 lis. Kiek ten lis neaišku. Tai žodžiu, taupom laiką. Užtat šiandien viskas taip greitai, kompaktiškai. Pavalgysim baidarį, maistą pasiruošėm vakar. Žodžiu, yra dėl ko į tos Strenčius važiuot, pamatysit paskui. Pasitaiko vis tokių atodangų, jų čia nemažai. Toks upeliukas įteka. Medžiai, medžiai, medžiai. Šiandien labai daug plaukimo yra per miškingas vietas. Tiesiog per mišką plaukiam. Vieną poilsiavietę praplaukiam, bet žodžiu, čia toks irgi ruožas. Gal vat nuo Strenčių prasidės jau ta tokia upė, kur yra kažką daugiau galima ir pamatyti. Ir tos atodangos uolinės turėtų pasirodyti. Ir dabar va tokia monotonija. Bet kaip sakant, pati baidarė tai nenusiplauks. Na, nusiplauks, bet ne tada, kada reikia. Reikia dirbti. Samanos nuslinkę, bet dar nenugriuvę. Gal griuskas kaip pro šalį plauksim. Na, toks įdomesnis dalykas šiandien. Per miškingą atkarpą tai yra tokių priversta, prigrūsta medžių. Dideliais tokiais, sakykime, kiekiais. Jo. Jie čia turėjo gerai traškėti, kai daužėsi vienas kitus. Kaip per ledonešį turbūt. Žodžiu, plaukiu biškio šatbulas. Mums jau iki Strenčių likę gal kokie 7 kilometrai. Lietus kaip ir norėtų lyt, kaip ir nelyja, nesuprasi, bet žodžiu. Aš esu pasiruošęs. Vat, su ta neoprenine apranga. Galima Kaunelyje dar kažką ir pakalbėti. Tai žodžiu, vakar, kaip sakiau, mes upę įpusėjom. Šiandien jau prasideda antroji atkarpos dalis. Įsivaizduoju, kad nuo Valmieros prasideda visas tas grožis upės. Dabar yra kaip yra. Na, bet jau, kaip sakant, pasiėmėm upę tokią, kokia ji yra, tai ją visą reikia praplaukti, kokia ji bebūtų. Ta sėkmingai ir darome. Tik tai tiek, kad gal šiandien iš upės labai mažai kažko ir aplinkui mažai kažko. Strenčiai pasiekti. Nežinau kiek laiko, nes telefas kažkur ten kišeniai. Na, lietus davė savo, bet kažkaip Sijonas patenkintas aš juo. Viską atlaikė. Realiai apatinė dalis sausa. Šiaip čia striukė yra pašlapusi, bet kiek suprantu neperlyta. Viskas kol kas yra labai gerai. Tai vat, mūsų šios dienos visas reikalas. Tokia teritorija. Namukuose mes negyvenam. Gyvensim palapinėse, va tenais prie vėliavos kažkur. Tai yra aikštelės, mūsų pirtelė šiandienai. Toks surprizėlis. Kažkaip po tokių sunkių visokių dienų, lietų reikėtų mums kažkokios atgaivos ir, kaip sakant, manau, kad nusipelnėme mes čia gyventi geriau šiek tiek. Dabar lėkėm į miestą, kažką suvalgysim, pasistiprinsim, o vakare pirtis. Yra miestelio viešoji pirtis, bet mes pasirinkom privačią, nors jos viena šalia kitos visai. Šiaip pas mus jau nebelikė beveik tų viešųjų pirčių Lietuvoje. Aš neatsimenu veikiančios kažkur. Veikia? Jo. Strenčių miestelis.
Nedidelis. Eini Sventė miestelį, ten parduotuvė bus. Ja. Toks visai nedidelis, šiaip kiek aš žiūrėjau, neypatingai čia yra ką daryti. Neypatingai čia yra ką nuveikt. Cirkas, parduotuvė. Bet užtat mes einam ir pavalgysim kaip žmonės. Sriubos kokios ar šaltibaršių kokių iššaut. O, šmakalą. Turės toje šmakalą čia. Jeigu turės, tikrai valgo. Netikiu. Jie turės latviškų gal kažkokių. Žodžiu, jau mes ir nebetoli esam. Prie autobusų stotelės visi yra kažkur. Čia. Panašu mes. Panašu. Tas raudonų stogų. Tiesiai šitas? Jo, nežiūrėk, vat grįžėmi. Ko tu nesys? Ne, tas vis nesišnekėjau. Mes einam tiesiai, o mums reikia į ten. Ai, va čia, va šitas, žiūrėk, kur baltas, yra matai? Jo, šitas. Ai, dviratis. Nu, pažiūrim, jeigu netinka. Kita opcija yra tas, ką rodžiau. Tai va tas ir bus univermagas, geltonas tas. Mes einam dviratį kartu. Žinau. Ir kad dviratininko ne vieno. Negerbi, tai visi dviratininkų. Ratuotojų draugų. Man patinka pastatai čia. Tas toksai akmuo, plyta. Ir čia va tai buvę dar kažkokios užvarčios. Išnuomojama. O žuvies galva vidury miesto. Apleistas namas, visas didelis. Nu, ir patekims. Paskui dar aš įsilaužimą kokį pasodinę. Nežinau, pristatyta kažkokių namukų, bet kam jie reikalingi, nelabai įsivaizduoju. Gal ten kioskai kokie, per kokias šventės prekiauja iš jų? To iš Hansa. Hansa buvo sąjunga pirklių tokia. Bet šitas miestas čia toli gražu, kad jai priklausytų, ten rimti miestai priklausė. Pastebėjai, kad parkas yra daug šitų grojimo visokių. Nu, muzikalūs Latvijai, pas juos dainų ten šventės tos labai aukštai. Pas juos ten tradicija. Jeigu turi pušį, tai nekelti stasį. Nu, nusipirkau tokį patiekalą. Čia ukrainietiškas kažkas panašus. Nežinau, kaip jis vadinasi. А как он называется? Просто горшок? Или как? Горшок, да? Вот.
jau šaltibarščiai tokie, Стой, горшочек. jau jie sutvarkyti, imsime šito. Ну это как бы вот Алкогольный. это больше украинская кухня, потому что когда-то при Союзе были печи, понял? И борщ был в казане, а вот это в горшке. Но горшок был больше, и оно все в печь. Вот. И тогда в другой Еще, вкус. если вот писатель был такой Шевченко, ну, Да, если помнишь. Тарас. Да, и это шевченковские хаты, вот такие длинные соломы. Strenčių mokyklėlė, tokios įdomesnės architektūros. Bandysim rauti čia per vaikų žaidimo aikšteles. Tikiuosi nėra aptverta teritorija. Jo, čia tų visų, aha, gali ten praeiti. Nelabai. Nagai nenukarpyti, tai nevaikštis. Jo, negalime su nenukarpyti savais ten vaikščioti. Gedas daro specialią operaciją, vagia vandenį. Nes niekur nėra kur prisipjaut, rado dėžutę. Ir šiaip savais keliais reikės ir man tas operacijas daryti. Čia dar nakvosiu čia. Prie vaikų aikštelės. Priešais Latvijos vėliavą, tiesa, į neplazdą dabar. Keliukas yra, bet mažai kas jau važinėja. Na tai va, tai mūsų pirtelė. Pirmas užėjimas padarytas. Galim čia dar pasižiūrėti, viskas kažkaip nauja atrodo padaryta, naujai. Gražu. Kažkaip šeimininkai su mumis bendrauti nenori. Viską mes čia patys šeimininkaujam. Nu ir gerai. Po pirties. Dar susimatysim turbūt. Taip, po pirties. Šiek tiek lietutis užklupo. Jau esu palapiniai. Iš tikrųjų. Buvo šiandien nuovargio, kadangi taip atvarėm 3-7 kilus per pusdienį. Tai dabar gal 9 yra. Šiaip nieko nebenoriu daryti. Po tos pirties gerai buvo pabūta. Galvoju, reikia eiti miegoti. Labanakt.